Treneris, sveikinimai su pergale. Kas buvo svarbiausia šios dienos rungtynėse? Svarbiausia buvo nusiteikimas, gynyba ir iš tikrųjų motyvavo mumis tai, kad praėjusiose rungtynėse prieš Panevėžį tikrai labai gerai žaidė Rygos komanda ir laimėjo tas užtikrintai rungtynės. Tai stengiuosi motyvuoti visas žaidėjas, kad laukia rimtos rungtynės, priešininkai tikrai labai talentingos, rimtos, daug dirba, daug treniruojas ir matos, kad yra patobulėjusios nuo praėjusių metų, kada žaidėm lapkričio mėnesį. Tai galbūt tas rimtas nusiteikimas žais, kovot, gintis, tai ir lėmė sėkmę. Šią savaitę 2 pergalės laimėjote ir prieš Jūrmalą. Ar galima jas palyginti? Kurios galbūt lengvesnės kažkiek iš pirmo žvilgsnio pasirodė? Su Jūrmala irgi labai gera, talentinga, kibi, labai kibiai besiginanti komanda. Tikrai jos laukia labai šviesi ateitis ir tos žaidėjos tikrai kaupia labai gerą patirtį, turi potencialą. Jeigu dar atsiras keletas pastiprinimo žaidėjų, tai tikrai bus labai gera komanda. Ši komanda taip pat labai jauna, labai gera, perspektyvi, turi metikių, turi didelių. Tai galbūt šiuo metu, kadangi Rygos komanda yra vyresnė pagal amžių, tai jos yra geresnės. Bet ateityje, manau, bus tikrai abi geros komandos. Šį antradienį Baltijos lygos lyderių mačas LCC prieš TTT. Prognozė ekspromtų. Aš, kadangi esu lietuvis, tai aš visą laiką už Lietuvą, už LCC. Merci, congratulations for the win. Your thoughts about this game? I think we did well on our defense. Our offense was working well. Our shots were going in as well. So, yeah, everything went as we planned. 2 wins this week. Which one was harder for your team? I'll say we take each game, everyone seriously. So each game, I wouldn't say that there's any easy team. So each and every game has their own challenges. So I wouldn't say it was easy or hard. We were just taking each game one and we respect each and every team. Coach, tough game for your team. Your impressions about this game? First, congrats Šauliai team. She played very fast ball control, and play like leaders all 40 minutes. About our team, after last game in Panevėžys, I told you about mentally we need to be ready for fight. Ready for more falls, because this is very experienced team. But in first 2 quarters, without fight, we lose every sets, every rebounds. That's our problems. Coach, next Tuesday will be a leader match in Baltic Liga against TTT and LCC. What is your forecast for that game? Tell us. One moment. Just I saw first game. I think for our spectators, very excellent game. More times change leaders. Of course, TTT is my favorite, and good luck for both teams in next game.